Labą dieną. Labą dieną. Stanislavas Buškevičius. Užeikit. Jaunas lietuvis, nes jauna lietuvis, visada jaunas, visada gražus. Sakykit, labą dieną, Patricija Stanislavai, jūs kaip jaunystės specialistas. Pasakė, aš jauna? Jauna? Labai jauna. O jeigu aš įstočiau pas jūs į jauną lietuvių partiją, taip pat atjauniečiau. Nu, jūs senas, bet širdį jaučiu, kad dar pavasaris. Jei žinot, kur pavasaris, aš jums pasakyčiau. Visą laiką. Prašom, praeikit į studiją. Visada pavasaris. Ne, pro tas duris ten šuo piktas labai kandžiavė. Nu, apas. Pavasaris. Kas tą jauną žmogų čia? Kas ten MTV ar kas? Palaukit, nu ko jūs plojat? Jeigu atėjo jaunuolis jaunas į laidą, ką reikia elgtis kaip pionierius stovyklai? Kas atvedė jauną žmogų? Čia ne MTV, čia LNK yra. Sėskite, jeigu tai. Kiek jums metų yra? Daug metų nešvenčiu nei gimtadienių, nei vardadienių. Biški senesnis negu atrodat? Ne, aš atrodau vyresnis, esu iš tikrųjų jaunesnis. Ponas ir ponai, sutikit šiltai, čia pas mus svečiuose yra Seimo narys. Ne. Nesvarbu, buvo Kauno vicemeras, žmogus išgyvenęs džiunglėse, ką jis ten dar darė. Jaunas lietuvis. Ar ką nors įdomus, kai apie jūs papasakoti? Ką jūs norite išgirsti? Dar mušeik ar karatistas? Ne, čia jau melas. Stanislavai, pirmas klausimas jums, ar jūs populistas? Žiūrint, kas yra populistas. Jeigu populistas yra tas, kuris populiariai šneka, tai aš nesu populistas. Taip. Nes kadangi aš esu prieš kazino, prieš rūkimą, prieš alkoholio vartojimą, o labai daug kas geria rūko ir eina į kazino, todėl aš nesu populistas. O ko jums kazino neįtiko? Dėl to, kad daug kas prasilošė, po to reikėjo gydyti. Tai reikia drausti, reiškia, tada ir kad jie neįtų tenai. Taip. Kokiu būdu drausti? Aiškinti pradžioje. O po to, jeigu nepaaiškinsi? O po to, jeigu nepaaiškinsi, vis tiek jisais reikia, kad žmonos vyrų neleistų, nes paskui jau skundžiasi. O kaip padaryti, kad žmonos vyrų neleistų? Nu, klausimas sunkus. Aš žinau, kad sunkus, žinau. Negaliu jį atsakyti. Na, gerai, kad sąžininkai pripažįstate. Čia reikia moterų klausti. Malonu. Kada tapote jauna lietuvių? Jūs nepriėmė į pionierius, spėjau. O kas yra jauna lietuvis? Toks senas žmogus, bet besidantis jaunas kaip jūs, arba tinta. Arba tinta. Nuo pat gimimo tikriausiai. Nuo pat gimimo. Kadangi gimiau jaunas ir gimiau lietuvių. Taip. Todėl tapau jauna lietuvių. Tai kiekvienas Lietuvoje, kur gimsta, bet nėra ruskis arba lenkas ar žydas, yra jauna lietuvis. Tai jūsų partija yra gana skaitinga, bet vis mažėja. Taip. Sakyt, kaip jūs kauniečiai neapsaugojat savo miestų nuo tokio debilo kaip Šustauskas? Jūs klausėt manęs, nu. Aš, žinot, negaliu žmonių pravardžiuoti. Tai aš galiu, bet jūs tai atsakyti klausimą. Apie kolegas gerai arba nieko. A, jis jūsų kolega? Jis yra visų mūsų kolega, nes jis yra politikas. Ir vairuoja girtas mašiną. Kariauja keliuose, taip sakant, kaip visi mes. Stanislavai, girdėjau, kad prie Rusų platinote antisovietinę literatūrą. Harry Potterį, Da Vinčio kodą. Ar buvo pagavę kad nors? Jūs kaip knygneši? Pagavę nebuvo. Tačiau platinau Eglę Žalčių karalienę. Čia komiksai? Ne, čia yra mitologija. Man labai patinka tas posakis, kada sako, sunešiok geležinės kurpaitės. Čia yra posakis derivavęsis nuo posakio viduramžiais, kur išdėdavo geležinius triusikus princesėms ir sakydavo sunešiok, kad nori. Taip, bet tai būdavo šansas, kad kas nors vis tiek atrakins, o geležinės kurpaitės sunešioti tai jau... Na jo. Turi gerai baletą šokti kaip Nerijus Juška, kad atspardytum daug snukių, kad tas kurpaitės susidėvėtų iš snukius. Sakykite, ar jūs buvote tas, kur Kaune nugriovė 4 komunarų tas statujas? Nugriovė, dar sudegino ir apsisiojo? Vienas iš tų buvau. Aha. Ir apspjaudė dar apspjaudė. Na, apspjaudyti neapspjaudėme. O apsisioti taip pat. Viešoje vietoje niekas taip nedaro. Kodėl Kaune taip ruskai radio klauso, jeigu mes ne rusai? Norint priešą nugalėti, reikia jį pažinti. Taip, tai sakė Leninas. Atsakymas klaidingas. Tai yra daroma todėl, kad patys tapom rusais. Ypač Kaune. Nejauki tyla, Stanislavai? Nejauki tyla. Teisybė akis bado. Taip, bado.
O kadangi meluoti yra draudžiama, todėl aš jau patylėsiu. Privartalioje paminklų sovietmečio stabams Kaune įsidrasinot, įgavot patirties ir pastatėt paminklą Dolskiui. Tiesa? Tiesa, Draugelis jūsų Dolskis buvo? vienas iš mėgstamiausių estrados dainininkų. Dainuodavot jo dainas griaudamas komunizmo pamatus. Taip, dainuodavau. Tik tai visa bėda, kad aš neturiu nei balsų, nei klausos. Todėl mano dainavimas būdavo skirtas tik tai man. Ar negalvojat pastatyti maestro Šabaniauskui paminklą Kaune? Seniai laikas būtų. Aš galėčiau papozuoti. Galvojame. Žiūrėkit, buvote Kauno vicemeras. Nu, tai čia kaip Paleckiukas Algirdėlis. Alga maža, ar kas čia buvo, kad nusprendėt prisidurkti savo algą šokdamas ant šokių? Net nežinau, kaip pasakyti. Dėl ko pradėjau šokti? Nu, todėl, kad paprašė ir pašokau. Labai geras atsakymas, paplojam už atsakymą. Aš ten visą neblogai, kai jūs šokate, nuoširdžiai sakau. O dar kas man labiausiai patiko, kai jūs atsidūrėte vienoj lovai su Playboy modeliu Jurgita Tvarijonaitė ir ten su ją gulėjote. Šitoj laidoj jums tikrai nereikia teisintis, respektas jums. Kaip jinai ir skaniai kvepia iš arti jinai? Žinot, ko dar mokslas iki galo neištyrė? Ko? Juodų skylių visatoje. Čia apie Tvarijonaitę? Ne, aš pasakiau, jūs jau galvokite. Juodas skylės visatoje. Čia apie Paleckį. Ne, apie ką čia galėtų? Apie Paleckį, greičiausiai.